Sveiki. Nieko nebūna be priežasties. Ir dažnai mes einam per gyvenimo tokius visokiausius sunkumus, gan sudėtingai, sunkiai braudomėsi per visokiausias tenais iškilusias kliūtis ir prieštaravimus vidinius ir išorinius ir taip toliau. Ir užduodam savo klausimą periodiškai, kokio velnio aš darau tai, ką aš darau, apie ką vis tai, kodėl iš visų įmanomų pasirinkimų aš pasirinku būtent šitą, būtent taip ir ne kitaip. Tai noriu su jumis pasidalinti dalyku, kuris man yra be galo svarbus ir esu tikras, kad ne vienas iš jūsų pajusite sąskambį su mano istorija ir visame tame atrasite dalelytę savęs. Paskutiniu metu Facebook'e ne šiaip sau postinau daug postų, veldamas žodį kitokie, kitaip, gentis, savi, keisti, netokie kaip visi ir taip toliau, taip toliau. Čia iš tikrųjų buvo toksai savotiškas kvietimas pritraukti dėmesį tų, kurie yra savotiškai kitokie. Prieš keletą metų sužinojau, kad artimam mano šeimos nariui buvo diagnozuotas Aspergerio sindromas. Aspergerio sindromas dabar vadinamas autizmo spektru, bet Aspergerio sindromas iš tikrųjų reiškia toksai aukštas funkcionavimo lygis. Tai reiškia, kad Aspergerio sindromą turintys žmonės, jie gali viską daryti kaip ir normalūs neurotipiniai. Jie gali ir vairuoti automobilius, turėti darbus, turėti santykius, vystyti visas veiklas. Tačiau jeigu tu stebėsi juos, tu žiūri, kad kažkas juose biškeliai yra off. Tarytum jie būtų iš kitos planetos nusileidę. Tarytum, man atrodo, tą jausmą geriausiai žino emigrantai, kurie jautė tą jausmą, kai tu atvyksti į kitą šalį, sakykime, aš atvykau į Norvegiją, tu gali išmokti jų kalbą, susidraugauti su jais, bet vis tiek jautiesi kažkoks biškelį ne vienas iš jų. O jie irgi taip lengvai laikosi atstumą nuo tavęs, manydami, kad kažkaip čia ne viskas gerai susijungia. Ir būtent taip aš ir įvardinčiau, aš asmeniškai įvardinčiau Aspergerio sindromą, peržiūrėjęs be galo daug YouTube'o visokiausių klipų, kur kalba būtent šitą diagnozę turintys žmonės. TED Talk'ų be galo daug persiklausęs, kur būtent irgi autistiški žmonės pasisakė, kaip jie šitam pasaulyje gyvena ir kaip jie komunikuoja. Ir kai mes išgirstame žodį autizmas, mes iš karto įsivaizduojam žmonės su negale. Žmonės, kurie tarytum negali savim pasirūpinti. Ir taip dalis jų yra tokie. Bet aš norėčiau šį kartą pašnekėti apie tą lengviausią formą, kuri anksčiau buvo vadinama Aspergerio sindromu, o dabar tiesiog spektru vadinama. Spektras tai yra labai toksai subtilus dalykas, nes, skaitim, jeigu būtų linija su plius daug vadinasi ir minus mažai, tai galima joje nustatyti, kiek tu procentų esi toje linijoje. Bet spektras tai yra tokios, kaip sakant, jau žvaigždutės ir jau tavo lokacija, tavo būsena yra nustatoma viso šitoj plokštumoj. Tai būtent tai yra spektras, kad visi Aspergerio sindromą turintys žmonės yra visiškai drastiškai skirtingi. Ir vienas bus labiau jautrus garsui, kitas bus jautresnis kvapams, kitas jautresnis skoniams, šviesoms, dalykams, kažkokiems paviršiams. Ir kiti žmonės
iš to paties spektro gali būti visiškai tokie atsipalaidavę, visiškai nejaus jokio diskomforto tose temose, kurias ką tik išvardinu. Todėl tai, kas tinka vienam, tas netinka kitam, dėl to spektras yra labai toksai abstraktus. Ir kadangi nėra dviejų vienodų, tai labai sudėtinga pasakyti, kasgi tas Aspergerį sindromą turintis žmogus. Ir išgirdęs tai, kad mano artimas žmogus turi tą diagnozę, aš pradėjau domėtis to visų dalykų ir netgi pradėjau turėti visokiausių įtarimų, kad klausydamas visus tuos atsiliepimus autistiškų žmonių apie kaip jie jaučiasi, kaip dalykai vyksta jų gyvenimuose, aš pradėjau galvoti, labai panašių dalykų vyksta ir mano gyvenime. Taigi nusprendžiau išsiaiškinti, ar viskas tvarkoja su manim, ar viskas tvarkoj, jeigu tai galima įvardinti. Užsisakiau laiką Lotus Medica psichologijos centre ir pabendravęs valandą su specialiste išgirdau, kad viskas su manim yra gerai, aš esu normalus. Ir viskas su manim yra super duper, autizmo manyje yra ne kvapo, nes aš per daug empatijos turiu. Aš per daug empatijos, autistai tipo turi mažiau empatijos. Okei, galvoju. Vadinasi, reikės žiūrėti iš kitos pusės. Vadinasi, aš savo įsikalbėjau visus tus dalykus. Ir bereikalingai čia nerimauju dėl tų visų dalykų, kad gali būti, kad aš ne visiškai taisyklingai komunikuoju su aplinka. Galbūt man toksai buvo jausmas, kad aš būdamas lietuvis Norvegijoje kalbu su norvegais lietuviškai ir dėl to išgirstu tiek daug visokių tokių, ką tu turi meny? Pagalvojau, viskas vienas tvarkoja. Vadinasi, man tai pasirodau tie nesusipratimai. Bet tas dalykas vis tiek nesustabdė mano noro gilintis visą šitą temą. Ir norėčiau pabrėžti, kad autizmas arba autistiškumas arba spektras, dabar jau tiek visokių sudėtingų terminų yra ir visaip jie yra sudėtingai vartojami, todėl man sudėtinga prisiminti, kad tas taisyklingasis būdas. Bet pagrindinis dalykas, ką dabar norėjau pasakyti, tai kad autizmas nėra liga. Jei neįmanoma susirgti ir neįmanoma jos pagydyti. Įmanoma adaptuotis, įmanoma prisitaikyti, įmanoma prisijaukinti, sukultūrinti, bet išgyti arba išgydyti neįmanoma. Tad, kaip pasakyti čia, jeigu tą visą diagnozę mes randame vaikuose, tos bruožus, tai pasižvalgius po jų šeimą, tėvus, senelius, mes rasime labai panašių bruožų ir suprantam, kad iš tikrųjų tas dalykas daugiau yra apie genetiką, arba, sakykime, čia visiškai grubiai nuskambėtų, bet, sakykime, šunų yra įvairių, taip, vieni šunys yra agresyvūs, kiti šunys yra tenais vienam dalykui labiau tinkantis, kiti kitam, tai vat įsivaizduokite, visi yra šunys, bet visi skirtingų paskirčių. Taip pat visi žmonės yra žmonės, bet autistiški žmonės turi savotiškumą. Jie yra tokie tam tikros srities, tam tikros temos žmonės. Jeigu būtų galima išsireikšti taip. Arba, kaip palyginimą galiu pasakyti, sakykime, Anglijoje registruotas Ferrari nėra sulūžęs automobilis, sugadintas automobilis Lietuvos kokių tai Volkswagenų arba Audi automobilių atžvilgių. Ta prasme, tai labai skirtingas automobilis, jisai skiriasi stipriai nuo tų paprastų lietuviškų automobiliukų ir pagrindinis dalykas, jeigu jis Anglijoje registruotas, tad vairas yra kairiai pusiai. Tai lietuviškam vairuotojui turėtų atrodyti, kad viskas yra blogai su šito automobiliu, bet tiesa yra paprasta, tas automobilis yra pritaikytas kitai rinkai, kitai šaliai, kitokiems vairavimo niuansams.
Ir lygiai tas pats dalykas būtų kaip su Ferrari važiuoti bekelę. Sakykim, Ferrari įsivaizduoja, kad jis yra suvas, kad jis yra visureigis. Ir jis bando važiuoti taims visais miško takais ir stringa pastoviai, užklimsta. Ir galvoja, aš esu blogas, aš esu netikęs. Kažkas blogai su manim, Ferrari galvoja. Bet iš tikrųjų Ferraris yra skirtas važinėti greitkeliais. Lygių gražių asfaltų, kuriame jis parodo savo grožį. Arba dar kitaip, iš programinės, kompiuterinės pusės kalbant, yra langai, Windows vartotojai, yra Mac OS vartotojai ir dar yra tokie Linux. Tai vat Linux yra toks pats mažiausias, subtiliausias kompiuterinės programinės įrangos vartotojų dalis, kuri didelės programų, ką turi Windows ir Mac, neturi, todėl jie patys turi susiprogramuoti. Kaip viena mergina pasakoja apie savo draugą, sako, aš esu Linux. Jeigu tu nori, kad aš elgčiausi taip ir taip, tai tu turi parašyti kodą ir jį instaliuoti į mane, nes manie automatiškai nėra tų dalykų, kurių tu nori iš manęs. Tai kažkas tai panašaus yra ir su Aspergerio sindromo žmonėmis. Jie, galima sakyti, sudėtingai gaudosi, ką bando žmonės pasakyti, nesupranta sarkazmo, anekdotai jiems keistai skamba, arba ten visokiausios aktualijos, ten Halloweenas, nauji metai, Velykos, Kalėdos, mados naujos. Jie nesupranta, jie galvoja, apie ką jūs šitą šaršlą keliat. Yra kažkas tai kažkur kažkaip, bet ko čia taip stipriai reikėtų dėl to parintis, neįsivaizduoju. Arba, pavyzdžiui, jie nesupranta, kai žmogus liūdė. Jie žiūri, galvoja, arba kai žmogus labai džiaugiasi, jie galvoja irgi, okei, kažkas čia nutiko. Tas pats dalykas, autistiškai žmonės, jie labai myli tą tiesmukiškumą arba tiesioginę kalbą. Jie gali sakyti žmogui per laidotuvės tavo artimasis numerį, o autistiškas žmogus pasakys, jo gyvenimas pasibaigė. Svarbu, kad mes dar esam gyvi, dėl to mes galim tęsti ir vieną dieną ateis mums irgi tai. Ir atrodo, tai yra tiesa, bet ta tiesa yra kaip ir gal ne visą laiku ir nelabai vietoje ir nelabai temoje, nes čia žmogus kenčia ir tiesiog reikia jį palaikyti dabar šią akimirką, o ne kažkokios ten filosofinės teorijos vedžiot. Tai vat, autistiški žmonės gali nesigaudyti tame ir tai yra ne dėl to, kad pas juos empatijos trūksta, ne dėl to, kad jie ten nesirūpina tai žmonėmis, jie tiesiog mato pasaulį super paprastai, bet tuo pačiu super sudėtingai. Labai sudėtinga supras, ne? Sudėtinga ir paprastai vienu metu, bet šiaip ar taip jie labai stipriai, drastiškai skiriasi nuo neurotipinių žmonių. Tai va, ir kitaip sakant, kodėl aš noriu apie tai pasakyti? Noriu pasakyti tai, kad nemažai tokių autistiškų žmonių yra savotiškai tokie atskalūnai, atstumtieji, dėl to, kad vyksta daug nesusipratimų su jais. Jie pajuokauja, visi nesuprato, ką jie pajuokavo, visi juokauja, jie nesupranta, apie ką kalba eina. Ir dėl to nutinka tai, kad jie būna labai vienišiai. Kol jie nežino, kad jie galbūt turi kažkokius tai autizmo bruožus, autizmo paternus, jie galvoja, kad aš kažkoks brokuotas. Su manim viskas blogai, kad ir ką aš bedaryčiau, viskas kažkoks fiasko. Ar galbūt tada aš nesu vertas būti šitam pasaulyje. Ir tarp autistiškų žmonių savižudybės statistikos yra stipriai didesnės. Kitas dalykas, dėl, sakykime, svaigalų vartojimo, autistiški žmonės, jie patiria tokius minčių uraganus, ta prasme, jų galvose vyksta daug dalykų vienu metu. Jie gali girdėti viską, kas vyksta kambaryje, jie gali užuosti viską, jie, pavyzdžiui, tu kalbi su žmogum, bet tu girdi kaip už lango ten kažkoks automobilis burzgia arba jo signalizacija klikia ir tas klikinis automobilis tau trukdo klausytis to žmogaus. O jeigu tas žmogus dar pradeda barbenti su pirštais į stalą, tada tas dalykas darosi visiškai neįmanoma. Arba jeigu autistiškas žmogus yra salėje, kurioje kalba 20 žmonių vienu metu ir jis visus jos girdi, jis pradeda, kaip sakant,
būti stipriai apkrautas ir jisai pradeda kaisti, kaip kompiuteris, kuriame krūva programų galingų paleista. Ir tada vyksta visokiausi išlydžiai, meltdownai arba burnoutai, kai jie tiesiog ir sugriūva. Kitas dalykas, kas autistiškiams žmonėms yra labai sudėtinga šitam pasaulyje, kas yra labai aišku, realiai būdinga ir visiems, ne visiems, bet didžiai daugumai neurotipinių žmonių, tai maskingas, arba kitaip pasakant, kaukės dėvėjimas, ypač autistiškos mergaitės, labai yra daug stipriau profesionalesnės šitoj srity, nes jos geresnį talentą turi, moka geriau maskuotis. Ir tai reiškia, kad autistiška būtybė, sakykime, merginos moteris daug kokybiškesnės yra šitoj temoj. Jos taip prisitaiko prie aplinkos, prie to, kas yra aplinkui. Ir jeigu tai daro daug metų, jos pamiršta, kas jos yra iš vidaus. Jos pamiršta savo tapatybę, jos nebežino, kas jos yra. Jos visą laiką žiūri į išorę. Kaip aš galėčiau elgtis, kad mane labiau mylėtų, kad mane priimtų, kad niekas net neįtartų, kad aš biškelį kitokia. Ir kad neatstumtų manęs, kad sakytų, ateik, mes tau duosim maisto, tau duosim šilumos, tau duosim ryšių, tau duosim visko, ko reikia, kad tu gyventum saugiai. Ir autistiški žmonės yra tie, kurie irgi to dalyko siekia. Vyrai taip pat. Tik tais galbūt vyrai mes esam daugiau tokie storžieviai, mes pasižiūrim, nepatinka, ir velniop, aš išgyvensiu pats ir tada dirbam patys su savim ir susitvarkom, susikuriam savo kitus dalykus. Ir kai pradedam šnekėti apie susikursiu kitus dalykus, atsiranda fone dar viena tema – nusikalstamumas. Didžioji dalis žmonių, kurie yra linkę nusikalsti, tai yra žmonės, kurie yra linkę elgtis netipiškai, nestandartiškai, ne pagal normas. Ir nukrypimas nuo normų ir vadinasi įstatymo pažeidimas. Tai va, nuteisti ir visokie kitokie, taip vadinami, nusikaltėliai yra atstumiami. Tu degradas, tu nusikaltėlis. Ir autistiški žmonės yra atstumiami. Ir jeigu šitie du vieni kitus randa, tada mes randame labai tokias pavojingas kombinacijas. Ir turbūt ne vienas esat girdėję istorijas apie super duper sugalvotas ten strategijas visokiausias, kaip sugalvoja specialiosios tarnybos, nesugeba susigalvoti iki tokio lygio, ką sugeba susigalvoti taip vadinamos tos nusikalstamos grupuotės. O kodėl jos tai padaro? Dėl to, kad pas juos atsiranda tie genijai, tie atstumtieji, autistiški, kūrybingi žmonės, jie ieško bendruomenės, jie ieško draugų. Ir vieni atstumti, ir kiti atstumti, ir kai vieni kitus atranda, voila, įvyksta nuostabi kombinacija ir tada vyksta labai dideli dalykai. Ir aišku, anksčiau vėliau tokie žmonės papuola į kalėjimą. Ar tada įsivaizduojate, kas vyksta su autistišku žmogum, kuris yra kalėjime? Vyksta labai žiaurūs dalykai. Sakykime, jeigu autistiškas žmogus turi jautrumą, bendravimo su kitais žmonėmis, o tai jis būna uždaromas į kamerą, iš kurios jis negali išeiti, iš kurios jis negali pasišalinti ir jis turi būti su tais žmonėmis. Ir jeigu tie žmonės dar emociškai yra bombarduojantis, tai autistiškas žmogus, kaip vienąkart pagalvojau, kad jeigu mes skirsim už kažkokį nusikaltimą metus, tai autistiškas žmogus per tuos metus patirs 4 metų arba gal netgi daugiau metų bausmę dėl savo gebėjimo intensyvumo priimti tai, kas vyksta aplinkui. Tai visus garsus, visus šnabždėjimus, visus važiavimus, manipulacijas ir daug visokių dalykų. Plius, kadangi jie nelabai moka skaityti veidus ir suprasti, ką čia bando man pasakyti, tai jie labai dažnai tampa manipuliantų aukomis. Tai vat, narcizai visokiausiai tiesiog ten mėgaujas, vyniodami kaip su šilta vilna tais autistiškais žmonėmis, nes jie yra labai naivūs ir labai paprasti. Tai va, sekantis dalykas,
autistiškiams žmonėms yra labai sudėtinga dirbti grupėse. Ne dėl to, kad jie nemėgsta žmonių, o dėl to, kad jeigu toje grupėje yra neurotipinių žmonių, tai reiškia įvyks nesusikalbėjimas. Buvo toks eksperimentas padarytas Australijoje, viena tokia, girdėjau viena moteris pasako, kai buvo 3 grupės, buvo neurotipiniai, mišri grupė ir autistiška grupė. Ir visos 3 grupės gavo vienodas užduotis. Ir vat neurotipiniai ir autistiška grupė, jie be problemų susitvarkė su užduotim, bet vat ta miksuota grupė, jie turėjo daug nesusipratimų, nes jie skirtingai interpretavo tos pačius dalykus. Ir vat būtent tas dalykas ir nutinka. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsim pagal statistikos sako, kad autistiškų žmonių yra tik tais apie 1% pasaulyje. Tik apie 1%. Tai reiškia, tie žmogeliukai, jie vaikšto ir bando suprast, ką 99% bando jiems pasakyti. Todėl vyksta iš tikrųjų labai toksai liūdnas dalykas. Kodėl aš šneku, kodėl kalbu dabar, kad reikia į to žmonės diagnozuoti, išsiaiškinti, suprasti, tai yra todėl, kad jie nepapultų į tą visą liūdesio atskirties temą, nes tada savižudybė ne už kampo, tada svaigalų vartojimas ne už kampo, tada reiškia ir depresijos, ir daug visokiausių kitų dalykų. Bet realiai tie žmonės yra turintys potencialą genialumo, nes, sakykime, turtingiausias žmogus pasaulyje, Maskas, turi Aspergerio sindromą. Yra manoma, kad Einšteinas turėjo Aspergerio sindromą. Ir aš žiūrėjau vieną tokį sąrašą, internete buvau radęs, berods ir netgi Bilas Geitsas turi Aspergerio sindromą. Tai realiai tie visi žmonės, jie yra viduje tokie genijai, jos, kai jie būna vaikais, dar jie vadinami mažaisiais profesoriais. Ir jeigu mes jų nenukreipsime teisingą linkme, mes visi, visuomenė, tai gali nutikti labai daug visokiausių sudėtingų dalykų, kurių galima būtų išvengti. Kasgi galėtų mums padėti visą dalyką išspręsti? Kiek aš esu per savo filtrą praleidęs, tai man atrodo pats nuostabiausias įrankis, koks galėtų būti, tai yra nesmurtinė komunikacija. Ir mums, lietuviams, labai pasisekė, nes mes turime kosminio gerumo lektorę Enriką Benevičienę, kuri turi savo puslapį, pasidalinsiu tuo puslapiu. Ir jinai vykdo daug visokiausių mokymų. Jinai vykdo tiek daug visokiausių temų, kuriuose jinai moko, kaip žmonės komunikuoti. Visų pirma, suprasti savo poreikius ir suprasti kito žmogaus poreikius. Ne ką jo burna sako, kokie žodžiai išeina, o ko jis iš tikrųjų siekia, koks jis yra noras. Ir tas dalykas, nesmurtinė komunikacija, padeda žmonėms susikalbėti ir mažinti nesusipratimus. Sekantis dalykas, ką aš galėčiau jums parekomenduoti, tai atvykti į Debesų pievą. Debesų pievoje šiais metais buvo tiek organizacijos autistiškų vaikų Lietaus vaikai, tiek pažvelk giliau. Iš tos 2 organizacijos jos labai stipriai turškėsi autizmo temose, ypač Lietaus vaikai, bet pažvelk giliau platesniai temo, ne vien tik apie autistiškus žmonės. Ir tai reiškia, kad galima sužinoti be galo daug informacijos, atrasti bendraminčių, atrasti atsakymų. Galų gale, jeigu jūs jaučiate, kad jumise gali būti kažkokie tai paternai, tiesiog nueikite pabendrauti ir jūs atrasite daug bendrumo, o tas tiesiog sukelia oksitocino įsiskyrimą ir jūs jaučiate savo vietą, jaučiatės atradę savo gentį. Sako, yes! Kitas dalykas, ką noriu pasakyti, pavyzdžiui, paminėti tokį įrankį kaip spineris. Žinot, buvo toksai tarp pirštų. Tas daiktas buvo sukurtas autistiškiams vaikams nusiraminti, kai jie suka, kitas dalykas važiuoja, žiūri ir tas visas jų dėmesys dingsta, taip? Dingsta jų įtampa, dingsta kiti dalykai. Aš žinau tą dalyką irgi pagal save, aš atsimenu kartą pjaušiau metalą vienoje platformoje, kabu aš ten ant virvių, su to visų ugniasvaidžiu pjaunu metalą ir aš net nejaučiu, kad mano batas dega. Man kolegos šaukė iš apačios, Kęstai, tavo batas apvarvėjo, išlydus metalu ir užsidegė. Tai va,
kai tu susikoncentruoji kažką, visas pasaulis tarytum išnyksta. Tai va tas spineris darydavo šitą poveikį, bet kaip patys matėte, to žaislo norėjo visi vaikai, didžioji dauguma vaikų, netgi tie, kurie vadinasi neurotipiniais. Tai iš tikrųjų mes visi turime daug panašių bruožų ir esu tikras, kad autistiški žmonės, jie yra tartum tokie kaip pionieriai. Jie pasako apie tokias jautrias temas, į kurias mes galbūt nesigiliname. Ir jeigu mes atkreipiame tą temą autistiškose žmonėse, mes pradedam matyti panašius paternus, daug lengvesnės formas ir neurotipiniuose. Ir tas mums padeda suprasti daug platesnį žmonių kiekį. Kitas dalykas, labai tokia mano gyvenimo naujiena, tai yra Knox sunkios antklodės. Viena mano tokia kitokia draugė turėjo gimtadienį, galvoju, ką padovanot, pradėjau googlinti, radau, jai turėtų patikti. Padovanojo, jis sako, Dieve mano, pats kosmiškiausias dalykas, ta sunkia antklodė, užsikloju, tarytum kažkaip kaip į urvą papolu, tarytum kažkas būtų mane apkabinęs, jaučiu tokį nusiraminimą, tokį gerį. Grinai tas pats dalykas įparašytas yra Knox puslapyje. Ir galiu jums pasakyti, kadangi ir pats gavau dovanų tokią antklodę, mano miegojimo kokybė, pats požiūris į miegojimą stipriai pasikeitė, vien nuo to, kai aš vakarais jau laukiu, kada galėsiu palysti po savo sunkia antklodę, kad tiesiog rasite tokį stabilų tokį jausmą, kad esu vietoje, būsenoje, kurioje atėjo laikas nusiraminti ir pajusti miegą. Ir kas yra įdomu, kad netgi valstybė kompensuoja tokių antklodžių įsigijimą, nes jos priklauso sensorikos techniniam priemonių grupiai. Tai reiškia, jeigu jūs turite negalią arba turite vaiką su autizmo arba ADHD arba dar kažkam iš tos temos negaliam, jūs galite prašyti, kad valstybė jums kompensuotų tokių antklodžių įsigijimą, kas yra visiškai kosmosas. Ir Knox yra lietuviškas brandas, tai yra kūrėjai yra Lietuvoje. Ir aš su ja šnekėjau ir jinai pasakojo, kodėl jinai sukūrė, kodėl jinai tą temą atėjo, kodėl jinai kūrė tas kaldras, tos produktus. Ir tai yra labai graži istorija, bet kadangi tai yra jos istorija, tai aš kaip ir nelabai turiu teisę jos pasakot, bet galbūt mums pasiseks ir mes išgirsime jos istoriją kada nors. Kitas dalykas, ką aš dabar visiškai kitaip pradėjau matyti, tai yra tam tikri filmai. Sakykime, filmas Forrest Gump. Jeigu jūs esate matę, tai pasižiūrėkite dar kartą filmą, bet mąstydami, žiūrėdami per autizmo prizmę. Kas tai per žmogų, kas jo galvoje vyksta, ko jis iš tikrųjų siekia. Ir jūs rasite visiškai kosminį kiekį atsakymą. Sekantis filmas labai aiškiai parodintis autizmą, tai yra Lietaus žmogus. Tame filme tiek daug nuostabių scenų, kad pradedi suprast, va kaip čia viskas vyksta. Na ir jau mano nuomonė, galbūt pats toksai visiškai nokautuojantis įrankis filmas Jokeris. Pirma serija ir antra serija. Ir per tos filmus gali pamatyti, kas iš tikrųjų nutinka su žmonėmis, kurie būna socialinės bendruomenės apleidžiami, kuriems nebūna skiriamas dėmesys. Ir tada jie išsivysto į visokius tokius dalykus, kuris pavaizduotas Jokerio formoje. Ir esu įsitikinęs, nes dažnai važinėjusi po kalėjimus, kad kalėjimuose mes galim rasti tokių Jokerių labai daug. Tai tie Jokeriai netgi galėjo jais ir netapti. Tai Jokeriai galėjo netapti tais, už ką jie paskui teisimi. Jie galėjo net nepadaryti to, jeigu jie būtų laiku diagnozuoti ir sukultūrinti, nes kai žmogus nežino, pavyzdžiui, autistiškas
meltdownas arba ištirpis, išlydis. Tai yra toks momentas, kaip aš suprantu, jis labai artimas yra afekto būsenai. Kai tu tiesiog, tau atrodo išsilydęs smegenis ir tu nebežinai, ką daryti, ne? Ir jeigu tai yra kažkokia biškelį stresinė situacija, žmogus gali padaryti kažkokį neadekvatų veiksmą, kaip kažką tai sumušti, arba išstumti, arba dar kažką tai tokio padaryti, arba vairuoti automobilį neadekvačiai greitai, nes susinervinęs jisai yra ir visiškai nebegalvoja apie pasiekmes, arba dar kažkokius tokius dalykus daryti. Ir vat mes turime tas situacijos, kurios galėtų neįvykti, jeigu mes labiau kreiptumėm dėmesį į šito tipo žmonės ir su jais bendrautumėm. Dar kartą pakartosiu, nemanau, kad jie visi yra nusikaltėliai iš prigimties. Taip, yra visokiausių ir ten tų anomalijų, bet, man atrodo, didžioji dauguma žmonių, ko jie ieško bendruomenės. Ir jeigu mes juos atstumėm, tai atstumtų bendruomenė randa vieni kitus ir susikuria visi tie vadinami kriminaliniai darniai. Ir paskutinis dalykas, ką norėčiau pasiūlyti, turbūt yra skirtingųjų knyga. Tai yra knyga, kurioje yra aprašyta daug visų šitų temų. Ir šitoje knygoje yra pasakyta, kad jeigu jūs gaunate kažkokią tai diagnozę, tai nereiškia, kad jūs esate pasmerkti, tai nereiškia, kad jūsų gyvenimas pasibaigė. Tai reiškia, kad jūs gal turėsit kažkaip tai kitaip tvarkytis, bet yra ir gerų žinių, kad daug inovacijų pasaulyje sukuria būtent tie žmonės, kurie galvoja, kurie mąsto visiškai kitaip negu didžioji dauguma. Tai tom turbūt ir noriu pabaigti šitą savo pusės valandos ilgumo pasidalinimą. Ir labai linkiu jums įsigilinti, neišsigąsti tos temos, oi, ne, tikrai aš neturiu autizmo, bet tiesiog pabandyti pasižiūrėti, o ką jeigu, kaip ir minėjau, diagnozė yra skirti reikia krūvą testų visokiausių perėti, klausimais, taip, ne. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu surinkė 70% taškų, čia aš taip galvoju, čia nieko bendro nėra su tikrovė, tai vat aš galvoju, kad jeigu surinkė 70%, tai jau skaitosi, kad tu esi turintis daug tų bruožų, paternų, dėl to galbūt tau skiriama diagnozė. Bet jeigu, sakykime, tu surinki tik 65%, 60%, tai reiškia, tu per centimetrą nuo diagnozės, bet nepakankamai, kad būti diagnozuotu. Bet visos terapinės, strateginės tiesos tau tiktų ir tavo vaikams tiktų. Netgi jeigu tau valstybė ir nepadėtų ir ten visi tie medikai sakytų, viskas gerai su tavim. Bet jeigu tai padeda kitiems autistiškiams žmonėms ir jie atranda savo kažkokią nusiraminimą, prasmę ir ramybę, tai kodėl nepanaudot visų tų pačių strategijų mums patiems, kad rasti tą pačią ramybę, kad rasti tą patį nusiraminimą, džiaugsmą. Why not? Tai va, tai tuo ir pabaigsiu šitą pusės valandos ilgumo savo pasidalinimą. Ir labai linkiu jums pasigilinti tai. Esu tikras, kad jūs atrasite ne ką mažiau negu atradau aš. Ir tai praplės jūsų matymą ir padidins jūsų empatiją iki dangaus. Tai tiek. Iki.